Sveiki visi. Šis video nebus kaip įprasti, kur matote sportą, muziką, kažkokį montažą. Šis video bus tik aš šiame kambaryje. O kodėl būtent dabar? Nes man jau greitai bus 15 metų, birželio 7 dieną. Ir nusprendžiau, kad būtent dabar reikia pasakyti, kas aš esu. Tai mano vardas Dovydas Medeckis, gimiau 2011 metais, birželio 7. Pagal zodiaką esu dvynys, pagal numerologiją mano skaičius yra 8. Tai reiškia galią, kontrolę. Aš nemėgstu mokyklos, sistemos, kažkokio kito plano. Man patinka pačiam dėlioti savo planą, susistatyti. O realiai, trumpai tariant, man tiesiog patinka laisvė, kai aš pats galiu nusistatyti, kaip, kada, kur, ką aš darau. Ir taip galiu siekti daugiau. Daug kas mato mane dabar sportuojantį, kažkokią disciplinuotą, pasitikinti savimi. Bet beveik prieš metus, gegužės 16 dieną, įvyko, galim sakyti, lūžis. Įvyko mano pirmoji trauma, tai pasitempiau raiščius. Tai buvo momentas, kai tu nevaldai plano, tu negali nuspėti plano, tu negali sukurti plano. Aš tada net neturėjau jokio plano, neturėjau ką darysiu, koks mano planas ten šio mėnesio, kito mėnesio. Nors man tuo metu padėjo atsistoti draugas, bet man teko išeiti iš to gardelio, bet po kurio laiko grįžti stipresniu. Ir einant laikui kažkaip iškėliau būtent futbolą, bet futbolas po truputį vis krito žemyn. Aš supratau, kad noriu valdyti savo visą kūną, perimti visą kontrolę, o ne tik spardyti kamuolį. Žmonės vis klausia, kodėl aš pasitikinti savimi, ar kodėl aš toks rimtas, ar dar koksai. Atsakymas paprastas. Mano autoritetai yra David Goggensas, Cristiano Ronaldo ir Dominykas Dirkstys. Tai realiai viską pasako. O kodėl būtent jie? Nes jiems realiai ką apie juos galvoja. Jie daro savo darbą, kol kiti miega. Aš be abejo prie šito sąrašo dar pridėjau ir save. Nes tik aš galiu save nutempti į treniruotę 5 ryto. Mano mentalitetas gana paprastas. Jei šiandien nepasisekė, pasiseks rytoj, pasiseks kitą dieną. Sėkmė ateina pas tuos, kurie nesustoja daryti. Aš nesislepiu, man patinka dėmesys, aš noriu būti populiarus, žvaigždė, bet ne todėl, kad gauti kažkokių nemokamų dalykų ar privilegijų, o todėl, kad turėti tokį darbą, kuris man suteikia visapusišką laisvę. Aš sujungiu sportą ir reklamą ir taip gaunu daugiau laisvės, daugiau dalykų negu kiti ir būnu žingsniu priekyje. Sėkmė man yra kaip pranašumas. Jei tu turi daugiau galimybių, daugiau žingsnių priekyje,
reiškia stulai. Šiuo metu aš vykdau 7 savaičių planą iki savo gimtadienio. Tikslas nėra tapti tobulu, nes tobulumui ribų nėra. Tikslas yra ateiti į birželio mėnesį taip, kad aš jau būčiau visiškai nesustabdomas, manęs nieks negalėtų sustabdyti apart manęs. Aš tvarkau savo miegą, sportuoju kiekvieną dieną, mažinu laiką telefone. Aš realiai ruošiuosi kerštui dėl praeitų metų, dėl mano traumos, kad aš sugrįžtu dar stipresnis, turiu aišku planą, o jum paliksiu tik rodyti procesą. O kas bus po 10 metų? Jeigu taip grubiai tariant, tai ne jums žinot. Bet jeigu taip geriau, nuoširdžiau, linksmiau sakant, tai bandysiu tapti geriausią savo versiją per tam tikrą laiką, nes kaip ir pasikartosiu, tobulumui ribų nėra. Tai tiek iš manęs tiesos. Aš realiai ieškau draugų, komandos, kurie nenori tik imti, bet nori ir kažką duoti gyvenimui. Augti kartu, tobulėti kartu, tapti geresniu kartu. Realiai, jei jums nepatinka, ką jūs girdite iš manęs, tai durys ten, galite išeiti, nieks jūsų nespaudžia. O tie, kurie lieka, sėkmės stebėti mano procesą. Gegužės 16 dieną aš grįžtu į tą patį gardelį, uždaryti senas sąskaitas. O jum vienas paprastas patarimas, tai tiesiog darykit.